Tai, kas negirdėjo, dar kartelį prisistatysiu, esu Laurynas, Girnup Baltic pardavimų ir plėtros vadovas Lietuvoje. Dar kartelį pasakysiu, kad didžiulė garbė matyti tiek daug prisijungiančių ir toliau prisijungiančių į šį webinarą. Šis webinaras įrašomas. Jo metu galite užduoti klausimus, į kuriuos aš ir mano kolegos pasistengs atsakyti šio internetinio webinaro pabaigoje. Pirminę transliaciją mes labai trumpai, iš tiesų aš bandžiau apžvelgti, kokios yra pagrindinės priežastis apsilankyti Kretoj. Sakiau, kad yra didžiausia Graikijos sala, kurią skalauja net 3 jūros. Gamta, kalnynai, tarpekliai, įlankos, nuostabūs paplūdimiai, kurie įtraukti į top 25 pasaulio gražiausių paplūdimių sąrašą. Istorija, Europos civilizacijos lopšys kartu su Minojų civilizacija, skaičiuojant beveik 5000 metų. Virtuvė, turbūt dabar būtų nuodėmė kalbėti apie skonius 12 valandą, kada yra pietų laikas, bet iš tiesų visi puikiai žino, kad Kretos virtuvė garsėja natūralumu, šviežumu ir ar tai jūs pietaujate viešbutyje, ar tavernoje, čia iš viešbučio teritorijos, tikrai abejingų nepalieka. Taip. Ir, sakyčiau, turbūt pagrindinis dalykas, kodėl Kreta yra kiekvienam, tiek šeimai, su vaikais, tiek poroms, tiek draugų kompanijoms, nes čia puikiai dera savarankiškas keliavimas su ekskursijų paketais. Ir žinote, aš minėjau, kad aš kurį laiką esu gyvenęs Kretoje ir kada manęs paklausdavo, koks jausmas aplanko Kretoje, atsakymas būdavo paprastas. Tai jausmas kaip pas babą kaime. Aplanko ramybę, niekas niekur neskuba, nesinervina. Kretoje kaip pas babą cirkuliuoja grynieji pinigai ir čia jautiesi svetingai priimtas, sočiai pamaitintas. Ar dar reikia vardinti? Manau, tai yra pagrindinės priežastys. Keliaukim toliau. Taip, top 5 ekskursijos Kretos saloje. Iš tiesų, turbūt svarbu suprasti, kad pažinti Kretą reikia laiko. Ar jie pavyktų pažinti per atostogų savaitę? Aš sakyčiau, teoriškai taip, bet daugiausia prisiminimų ir vaizdų jūs parsivežtumėt pro autobuso ar automobilio langą. Iš tiesų, mūsų rekomendacija salą skelti į kelias dalis. Mes šiek tiek vėliau atsidrysime ir Kretos žemėlapį. Įsivaizduosime taip, kad su pirma, visa turistinė zona yra įsidėsčiusi arba prašiau pakilti dar prie žemėlapio. Taip. Va. Taip. Vieną. Va, stoja. Taip matote žemėlapį ir kada mes nusileidžiame Herakliono oro uoste, visa ši pakrantė, šiaurinė pakrantė, ar tai žiūrėtumėmės į rytinę pusę, ar į vakarinę, įsidėsčiusi viešbučio grandinę. Ir jeigu poilsiautojas atostogauja rytinėje salos dalyje, mes rekomenduojame tą pusę ir lankyti. Šie pusė yra nuostabus Agijos Nikolos miestelis, Mirabelo įlankoje taip, ir čia bus paplūdimys. Viešint, atostogaujant rytinėje pusėje, mūsų rekomendacija, siūlymas aplankyti Spinalongo salą. Tai yra, kaip ir muziejais po atviru dangumi. Čia dar puikiai išlikę venecijiečių tvirtovės įtvirtinimai ir ši sala mena
tragišką likimą gyvenusių raupsuotojų istoriją. Taip, tai be Spinalongo salos, be Agijos Nikolo miestelio turime Lasyčio plynaukštę, kurioje garsusis Dzeuso urvas, stalagmitai, stalaktitai. Kylant ekskursijų metu ar keliaujant savarankiškai į Lasyčio plynaukštę, jūs matysite tradicinės Kretos kaimelius. Tradicija ir tikrai susipažinsite su vietos istorija. Jeigu jūs atostogaujate vakarinėje salos dalyje nuo Heraklijono į Retimno pusę, čia jūs lengviau pasieksite Balos lagūną, Pelafonise paplūdimius, kuriuos visiškai neseniai paminėjau kaip gražiausius pasaulio paplūdimius. Retimnos miestas yra su pirma, mano nuomonė, vienas gražiausių saloje. Taip, universitetinis miestelis, siauros gatvelės, gatvės muzikantai, tavernos svetingos ir tikrai puikiai emocija aplanko. Taip, tai mūsų rekomenduojamų ekskursijų sąraše Pelafonise, Balos lagūnos, Retimno miestas ir Prevelė vienuolynas kartu su Palmių giraitė. Na ir ekskursijų motina, arba galima sakyti, kad visos Kretos vizitinė kortelė yra Santorinė sala, kuri pasiekiama iš kelių uostų. Jeigu, sakykime, atostogaujate rytinėje salos pusėje, išvyksite iš Heraklijono uosto ir per geras 2 valandas, per 2,5 valandos keliausite link šiaurės. Va čia už monitoriaus rėmų įsitaisysi Santorinė sala. Lygiai taip pat jūs galėsite Santorinę salą pasiekti ir iš Retimno uosto per tokį patį laiką. Na, o apie Santorinę kalbėti, turbūt visi esate matę atvirutes, nuotraukas, kuriuose mėlyna jūra, balti nameliai kalno šlaituose. Vieni sako, kad tai įsimylėjusių sala, puikiai tinkanti paminėti svarbias progas. Taip, ir žinoma pasidaryti puikiausių nuotraukų. Pabėga čia mums šiek tiek skaidrės, mes grįžkime prie mūsų stiprybių. Taip, stiprybės Graikijoje. Kelionių organizatorius yra sukaupęs daugiau negu 10 metų organizavimo patirtį Graikijoje, kad puikiai išmano šios salos krypties produktą. Mūsų partneriai saloje yra Danavos Travel Service ir Danavos veiklą pradėjo vykdyti nuo 2012 metų. Sakyčiau, kad labai gerai išmano aptarnavimo standartą. Gerai žino Baltijos šalių klientų poreikiai, nes įmonės generalinis direktorius Michalis Miedakis yra gerai žinomas ir Lietuvos turizmo atstovams. Aš netrukus perduosiu linkėjimus ir pasisveikinimą iš Graikijos. Išgirsite kvietimą apsilankyti. Tad be galo džiaugiamės partnerių bendradarbiavimu. Danavos ilgą laiką dirbo su Vokietijos, Prancūzijos rinkomis, tad vakarų Europos kryptis mes Baltijos šalis esame gerai žinomos. Taip, mūsų stiprybė taip pat yra daugiau saulės valandų. Mūsų atvykimai iš Vilniaus oro uosto yra ankstyvi, leidžiamės Kretos saloje apie 7:30 ryto, ir išvyksame jau po atostogų vėlyvą vakarą, leidžiamės apie 1 valandą nakties Vilniuje. Tai daugiau saulės valandų, daugiau laiko pasisemti D vitamino, turbūt, taip, ir gerų emocijų.
stiprus produktas, tad mūsų vertybė tai yra puikiai atrinkti viešbučiai, gerai žinomi tiek vėlgi pasikartosiu, mūsų klientų rate, taip, netrukus pristatysiu, kokius mes juos turėsime. Kokybės kainos santykis, žinoma, tai yra prioritetas mūsų šiuo atveju. Na ir paskutinis, bet vienas svarbiausių, tai yra palaikymas kelionėje. Taip, tai mūsų partneriai kartu su lietuviškai kalbančiais gidais jau pasitiks jūs Herakliono oro uoste, taip, vykdys pervežimus, suteiks pagrindinę informaciją informacinių susitikimų metu ir visą laiką suteiks reikiamą pagalbą. Be partnerių atstovų, be lietuviškai kalbančių gidų Kretos saloje mes visą laiką akcentuojame, kad turime gidus kišenėje, taip, kurie 7 dienas per savaitę, nuo 9 valandos ryto iki 9 valandos vakaro pasiruošę atsakyti jums kylančius klausimus. Tad pagalbos poilsiautojams, tikrai ne viena opcija. Taip, tai tokie yra prioritetai, stiprybės mūsų ateinančiame vasaros sezone Kretoje. Ir kaip minėjau, Michalis Vamedakis perduoda linkėjimus iš Graikijos ir kviečia apsilankyti. Gavome atsiliepimą, kad sunkiai girdisi mūsų partnerių atstovas. Tad trumpai dar kartelį Michalis siunčia linkėjimus ir kviečia apsilankyti Kretoje visus Baltijos šalių klientus. Taigi, svarbus dalykas – vasaros sezonų skrydžių pradžia. Į Kretą iš Vilniaus startuojame balandžio 25 dieną. Skrisime 2 kartus per savaitę. Ankstyvas išvykimas, taip. Ir naujiena, nuo gegužės 1
džiugi žinia vidurio Lietuvos keliautojam, poilsiautojam. Pradedame skrydžių programą iš Kauno oro uosto ir skrydžių programa tęsiasi iki spalio mėnesio. Taip, tai jūs matėte skaidrėse taip pat ir kada prasidės skrydžiai iš Latvijos ir iš Estijos. Noriu priminti, kad be Kretos šią vasarą kelionių organizatorius JoinUp mes planuojame ir vykdysime skrydžius į Antaliją, Turkijos regioną 3 kartus per savaitę. Tiesa, patys pirmieji skrydžiai iš Vilniaus vyks kovo pabaigoje, kovo 29 dieną į Kiprą. Vėlgi, lygi žinia, puikus ir gerai atrinkti viešbučiai. Na ir kartą per savaitę nuo birželio vidurio mes keliausime į Juodkalniją. Nepamirškime ir Egipto, Šarm el Šeiko kurortas, kur skrydžių programa vykdoma visus metus kartą per savaitę. Taip, tai dar kartelį pasikartoju. Kreta nuo balandžio 25 dienos, iš Vilniaus 2 kartus per savaitę, iš Kauno kartą nuo gegužės 1 dienos, Antalija, Turkija 3 kartus per savaitę nuo balandžio pabaigos, Kipras, Juodkalnija ir Šarm el Šeiko kurortas. Taip, tai yra visa mūsų vasaros pasiūla. Taip pat noriu paraginti, kad vis dar tęsiasi registracija į infoturus. Iki kovo 6 dienos į visas kryptis, kurias aš išvardinau, ką tik turėsime infoturus. Tai registruotis aktyviai ir pažinkime Kretą, Turkiją, Juodkalniją, Kiprą kartu su JoinUp. Taigi, registruokitės. Taip, stiprus produktas. Mes esame atrinkę daugiau negu 170 viešbučių pasiūlymų. Išskirtinė esame savo solo, ekskliuzyvinių viešbučių, tai čia kartu su Micis viešbučio tinklu, kuri yra puikiai jums žinoma. Vieninteliai mes turėsime siūloje Bali Paradise, Cretan Village viešbutį, Royal Mare, Chersoniso pusėje ir be šių stiprių paslaugų, sakykime, kokybiškų viešbučių, dar begalė kitų skirtingiam poilsiautojų tipams. Taip, tai solo viešbučiai skirtinumas JoinUp pasiūloje. Grįžkime vėlgi prie žemėlapio. Labai trumpai, pati Kreta yra suskirstyta į 4 autonominius regionus. Minėjau, čia yra Lastičio regionas ir jame yra netgi 3 tokie 3 pagrindiniai taškai, mažytės sostinės, Vila Petra, Agijos Nikolai ir Sitija šioje vietoje. Mūsų viešbučių selekcijoje yra Vila Petra, Agijos Nikolai pusė, taip, ir vidurinioji salos dalis Herklionas, begalė viešbučių, apie juos tuoj pat paminėsiu, Retimno dalis ir Chanijos. Lasitas, kuo jisai garsėja? Tai garsėja derlingomis savo žemėmis, plynaukštės viduryje, ten gana ilgą laiką vyrė pats gyvenimas, o pakrantėse, kada dar nebuvo viešbučių, buvo gana ramu. Tad derlingos žemės aukštėje, o dabar mes turime pakrantėse viešbučius ir vienas pirmųjų mūsų solo viešbutis Lastičio regione, Sisi kaimeliai yra Palm Bėjus. Sisi kaimelis.
tai mažas žvejų kaimelis. Jis labai skiriasi nuo greta esančių Malijos kurortų, Hersoniso. Jisai yra tikrai gana ramus, netriukšmingas, orientuotas į tokį ramų poilsį. Taip, ir būtent šis viešbutis daugiau skirtas poroms. Jis yra pirmoje linijoje, šalia smėlėtas paplūdimys, nedidelis 72 kambariai, renovuoti, tvarkingi, gražūs. Nuotraukose jūs matote, kad tas kretietiška architektūra šviesus, prasti, bet tvarkingi. Iš kaimelio, vėlgi, rytinėje salos dalyje jūs galite keliauti visai netoliese iki Agijos miesto, Lastyčio plynaukštės, taip, arba keliauti iki pat rytinės salos pabaigos, kur yra įsikūręs Vai paplūdimys. Galbūt esate girdėję apie palmių giraitę, kur buvo kadaise filmuojama Bounty reklama. Tai tokiam turbūt aktyvesniam pulsiavimui, pažinimui salos puikiai tinkantis Palm Bay 3 žvaigždučių viešbutis, kuriame yra kambario keli tipai, dviviečiai, triviečiai ir maitinimo tipas tik tais pusryčiai. Austrija Resort 5 žvaigždučių viešbutis, taip pat Lasiti regione, Ilapetroje. Toj siauriausioje vietoje pietryčiuose prabangus 5 žvaigždučių viešbutis su spa zona, aukštos kokybės viešbutis ir nuotraukas matyti, kad vyrauja medis, akmuo, tikrai didelis viešbutis su sporto kompleksas, teniso kortais ir toliau. Tad tiesa, reikia paminėti, kad atstumas jau nuo Herakliono oro uosto, matote, yra beveik apie 100 kilometrų. Pervežimas nebūtų toks trumpas, reikia atkreipti dėmesį į tai. Tačiau, kada atvykstate poilsiauti į šį viešbutį, aplanko tikrai kokybiškas geras poilsis. Keliaujam toliau. Retimnas, mano minėtas, matote nuotraukoje Retimno centrą, švyturį, uostą, venecijietiško stiliaus architektūrą. Tikrai vienas gražiausių salos miestų ir mes galime pasiūlyti rinkui Retino miestą su pirma mūsų solo ekskliuzyvinį viešbutuką Banana Moon. Jisai nėra visiškai Retimne, šalia kurortinio miestelėje Pianos Campus. Taip, tai nedidelis, matote, 19 kambarių butikinis viešbutis, skirtas vėlgi turbūt daugiau poroms, kurios mėgsta aktyvesnį laisvalaikio leidimą, keliavimą po salą. Retimno pusėje Pianos Campus, jeigu taip konkrečiai kalbant kurorte, jūs galite keliauti į pietinę salos dalį savarankiškai, o ten lankyti jau laukinius paplūdimius, keliauti savarankiškai po tarpeklius arba kilti serpantinais ir grožėtis vaizdais. Tad Banana Moon butukas nedidelis, maitinimas tik tai pusryčiai, renovuotas linai paskutiniais metais, tad dar kvepintis dažais ir šalia smėlėto paplūdimio. Dar vienas viešbutis vakarinėje salos dalyje, Bali kurorte, jau kitas kurortas. Bali kurortas yra įsidėstęs įlankoje ir tarp Herakliono ir Retimno miestų. Matote, atstumas iki oro uosto apie 50 km, gera valanda kelio nuo oro uosto. Nedidelis, vėlgi tik tai galintis pasiūlyti maitinimo tipo pusryčius
Ir labai panašiai kaip Banana Moon viešbutukas, skirtas aktyvesniam salos pažinimui. Taip, bet kartu Bali kurorte jūs rasite ir tikrai simpatiškas vietinės šeiminės tavernas, parduotuvėles, suvenyrų parduotuvės ir visa kita. Taip. Toliau. Tame pačiame kurorte yra įsikūręs ir Talija Beach viešbutis 3 žvaigždučių. Na, čia jau galima, rekomenduojamas atostogauti tiek poroms, tiek šeimoms, maitinimo tipas viskas įskaičiuota, tai įsidėstymas ant pat jūros kranto ir iš kambario nereikia eiti, įsimaudyti. Taip renovuotas ir atsidarys šį vasaros sezoną pilnai atsirenovavęs. Dar vienas viešbutis jau 4 žvaigždučių, tame pačiame Bali kurorte, Bali Mare, skirtas šeimos poilsiui. Na, vienintelis momentas, jisai yra šiek tiek atokiau nuo paplūdimio, įsikūręs šlaite, tad tektų jau šiek tiek pasivaikščioti. Vandens pramogos, bet turi ir baseiną vaikams, suaugusiems. Ir šiame viešbutyje, čia nepaminėta, ir maitinimo tipas viskas įskaičiuota. Atali Grand viešbutis. Taip pat Bali kurorte, jau su vandens nusileidimo kalneliais, skirtas šeimos poilsiui. Renovuotas gana nesenai, kambariai tvarkingi, gražūs, vėlgi matome pietietišką stilių, neperkrautas, šviesus kambariai. Iki paplūdimio visiškai netoli 150 metrų. Čia reikėtų stabtelti šiek tiek ilgiau. Mūsų ekskliuzyvinis viešbutis Mico grandinės Bali Paradise, puikus, didelis, skirtas šeimoms, poroms, pilnai renovuotas 23 metais. Na, jeigu vesti paralelę, sakykime, tarp Mico, Bali Paradise ir Cretan Village, šis viešbutis šiek tiek kuklesnis, lyginant su Cretan Village, kuris yra rytinėje salos pusėje. Taip, jisai kuklesnis, teritorija mažesnis, bet pati paslaugų kokybė tinkle užtikrinta, tad tikrai visiems poilsiautojams, manau, kad nekiltų kažkokių neigiamų emocijų. Maitinimo tipas, viskas įskaičiuota. Ir maksimalus apgyvendinimas kambariuose 4 asmenys. Iberostar viešbučių grandinė. Šioje skaidrėje mes matome Creta Panoramą, 4 žvaigždučių viešbutį, įsikūrusi ant jūros kranto, jau šiek tiek toliau nuo oro uosto, už Bali kurorto, Panormos miestelyje, netoliese jau ir Timnas, puikus viešbutis, siūlantis pilną timo programą, all inclusive, viskas įskaičiuota. Ir kartu su Iberostaru šiuo viešbučiu šalia yra Creta Marine 5 žvaigždučių viešbutis. Šioje prezentacijoje tiesa mes jo nematysime, tačiau mūsų pasiūloje, mūsų sistemoje jūs jį matysite. Heraklionas. Vėlgi nuotrauka iš Herakliono senamiesčio uosto. Čia matosi ir laivų statybos vieta, ovali, taip. Tad
čia mūsų viešbučiai ekskliuzyvai su pirma yra Eri Village viešbutis. Noriu pabrėžti, kad šis viešbutis mūsų pasiūloje visi kambariai, kuriuos jūs rasite sistemoje, yra pilnai renovuoti, atnaujinti. Tad tuo mes galime išsiskirti iš kitų operatorių lančių Eri viešbučių korpusus. Taip, tai vėlgi maitinimo tipas viskas įskaičiuota, Chersoneso centras puikioje lokacijoje, važiuoti į lankomus objektus ir jau matote atstumas iki oro uosto nedidelis 25 km. Chersonesas, jeigu taip nupiešti kaip pavyzdį, turbūt yra mūsų lietuviška Palanga. Jis jau netoks ramus kaip Bali kurortas ar Sisi, Timnas. Čia nuolatos girdėsite muziką, čia yra ir naktinis gyvenimas, ir parduotuvėlės, venyrai ir visa kita. Tai Eri Village yra būtent šiame kurortime miestelyje. Visiškai šalia kaimynas per tvorą Star Beach Village viešbutis, apie kurį turbūt daug kalbėti nereikia. Puikiai žinome, kad tinkamas šeimos poilsiui su vandens atrakcionų parku, didžiulė teritorija, begalė barų, užkandžių vietų. Aš vėlgi pats atsimenu, užsukdavau karts nuo karto į restoraną paragauti maisto, tai maistas tikrai puikus, skanus ir tinkantis visiems Chersonesos miestelyje. Taip, Mrs. Cotton Village viešbutis nebe Chersonesare, nedidelis atstumas tarp šių dviejų kurortų, tačiau puikus viešbutis, didžiulė teritorija, atnaujintas, pilnai renovuotas paskutiniu metu ant jūros kranto. Čia paplūdimys yra geras, plataus smėlio juosta, ultra viskas įskaičiuota, servisas 24 valandas per parą. Tad mūsų pasididžiavimas, dar kartelį pasikartosiu, tai yra Bali Paradise, Cretan Village ir sekančioje skaidrėje Royal Mare viešbutis. Drąsiai galiu sakyti, kad tai yra pats prabangiausias poilsis tokiame viešbutyje. Taip, šalia Cretan Village įsikūręs. Guvas Bay. Viešbutukas, statiškas, nedidelis, geroje lokacijoje, iš oro uosto pavažiavus 20 minučių jau jį galėtumėte lankyti. Sakyčiau, kad tai viešbutis tiek šeimai, tiek porai tinkamas, tikrai geras kainos ir kokybės santykis jame žiūrėti, tad tikrai atkreipkite dėmesį į Guvas Bay viešbutį. Taip, pavadinimas nedažnai girdimas, Damnonis, tai yra pietvakarinėje salos dalyje kurortas, kuriame taip pat mes turime pasiūlyti viešbutį ir viešbutis yra pavadinimu Sokol. 4 žvaigždučių su pilna maitinimo programa, viskas įskaičiuota, skirtas, kaip matote, solo keliautojams, poroms. Vėlgi, pietinė salos dalis, jinai nėra paliesta turizmu. Tad tie, kas yra lankėsi Kretoje ir sako, jau manęs nieko nenustebinsite su viešbučiais, pavažiavęs, matęs, tai čia visiškai kitas jausmas, būnant pietuose. Tiek vėlgi keliauti į kalnus, haikinti, trekinti, lankyti tarpeklius arba atrasti, galima sakyti, vos ne privačius
privačias įlankas, paplūdimėlius, kur galima pasijausti visiškai vieniems. Taip, ir viešbutis yra ne pirmoje linijoje, taip, bet turi pervežimo paslaugą ir iš viešbučio iki paplūdimio 6 kartus per dieną. Anija. Antrasis, jau vakarinėje visiškai salos dalyje esantis antrasis pagal dydį salos miestas. Ir čia mes matome galinį 5 žvaigždučių viešbutį. Na, tiesa, matote, nuo oro uosto jau atstumas nėra mažas, apie 150 km. Tektų važiuoti, geras 2,5 valandos iki šio viešbučio. Tačiau pagal kaip 5 žvaigždučių viešbutis jis atitinka savo klasę, turi, kiek aš žiūrėjausi, tikrai gera kaina ir tinkantis šeimos poilsiui. Graikai nebūtų graikai, jeigu kažko nepakeltų, nesirastų vietos, kaip užsidirbti daugiau. Juokauju iš tiesų. Bet svarbu prisiminti, kad nuo šių metų kovo 21 dienos iki spalio 31 pagalbės mokestis keičiasi į atsparumo klimato kaitai mokestį ir atitinkamai nuo žvaigždučių skaičiaus viešbutyje, atitinkamai ir užmokestis. Tad apsistojus 3 žvaigždučių viešbutyje už naktį mokėsite už kambarį 3 eurus, 4 žvaigždučių viešbutyje 7 eurus už naktį už kambarį ir 5 žvaigždučių viešbutyje 10 eurų nakčių už kambarį. Ir keliautojai mokestį moka viešbutyje. Tai nėra įtraukta į paketo kainą. Dar noriu priminti, kad iki kovo 31 dienos tęsiasi iš ankstinio pardavimo sąlygos ir norime priminti, kad rezervuojant kelionę iš anksto, jūs gaunate papildomai 2 procentus komisinio atlygio, tad maksimalus komisinis siekti 14 procentų. Iš ankstinio pardavimo sąlygos tai yra atlikti kelionės keitimus. Vieną kartą be papildomo mokesčio pakeisti viešbutį, datą, kambario tipą, trukmę. Taip pat galimybė keisti keliautojų vieną iš rezervacijoje esančių asmenų be papildomo mokesčio. Ir visi keitimai galimi tik tai pateikus užklausą bei gavus rezervacijų skyriaus patvirtinimą bei galutinę perskaičiuotą kainą. Paskubėkite rezervuoti. Apmokėjimo sąlygos, jos yra standartiškos, kaip ir su kitomis kryptimis. 10 procentų pradinė įmoka po patvirtinimo per 2 darbo dienas, ir likusi suma ne vėliau kaip 14 dienų iki išvykimo. Anuliavimo sąlygos, taip pat matote, esant daugiau negu 14 dienų, 10 procentų viso paketo kainos, ir esant 14 arba mažiau, 100 procentų viso paketo kainos. Taip, jūsų asmeninis gidas, matote QR kodą, jį taip pat rasite ir mūsų svetainėje, jūs rasite atspausdinus kelionės dokumentus poilsiautojui. Dar kartelį noriu priminti, kad aktyviai naudotumėtės, informuoti poilsiautojus, kad gali tą daryti, kad gali bendrauti lietuvių kalba su mūsų darbuotojais, teikti užklausas ir bus labai sparčiai jiems atsakyta. Dar kartelį pasikartosiu, kad be gido kišenėje Kretoje šį sezoną turėsime lietuviškai kalbančius atstovus, taip pat partnerių darbuotojus, kurie padės kiek įmanoma.
Ir paskutinių skaidrių dar kartelį kviečiu, noriu, kad prisijungtumėte prie mūsų Facebooko grupės kelionių agentams. Čia mes dalinamės visą naujausią informaciją, dalinamės akimirkomis iš renginių, ruošiame patraukiausius pasiūlymus, tad jeigu prisijungsite, visą laiką gausite pačias šviežiausias naujienas. Ir mūsų šios vasaros šūkis "Susitikime prie jūros". Aš labai tikiuosi, kad mes su dalimi jūsų ten ir susitiksime. Taip, ačiū už dėmesį, už trumpą prezentaciją apie Kretą. Ir dabar pasižiūrėti, ar mes turime klausimų. Jeigu jų neiškilo, mano kontaktą, mano elektroninį paštą jūs gaunate naujienlaiškių, visada su naujienlaiškiu mano kolegės Darijos, tad drąsiai klauskite, sakant, kuo galėsiu, tuo padėsiu ir mes esame visąlaik su jumis. Tad ačiū už dėmesį ir iki pasimatymo prie jūros. Iki.